Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum. Veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisiuntus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę. Antradienio sausio 7 dienos laidoje uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių vandenys didžiausią dėmesį skiria vandentiekio ir nuotekų sistemų renovacijai kaimuose. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 399 greičio viršijimo atvejus ir 12 neblaivių vairuotojų. Tradicinis naujametis bėgimas skatina šio sporto entuziastus metus pradėti energingai. 2024 metais uždaroji akcinė bendrovė Kėdainių vandenys skyrė daugiau nei 500 000 investicijų geriamojo vandens įrenginių ir įvairių gyvenviečių nuotekų tinklų bei siurblinių atnaujinimui. Tačiau didžiausią rūpestį įmonei kelia vandentiekio ir nuotekų tinklų būklė kaimuose. Tad šiemet prasidės ES lėšomis finansuojamas projektas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kėdainių rajone, kurio metu iki 2030 metų įvairiuose net mažesniuose mūsų rajono gyvenvietėse bus tvarkomi ne tik vamzdynai, bet ir nuotekų valyklos bei tiesiamos naujos linijos, kad kuo daugiau gyventojų turėtų galimybės prisijungti prie aplinkosaugai palankių nuotekų tvarkymo sistemų. Praėjusi metai mūsų kolektyvui UAB Kėdainių vandenys buvo darbingi, kaip 9 mėnesių balansas turėtų būti neigiami. Tai yra mūsų kolektyvo didžiulis pasiekimas. Padarėm darbų tikrai nemažai, buvom pasiplanavę iš savų uždirbtų lėšų. Tai investavome arti 500 000 eurų. Tai yra padaryta Josvainiuose Skroblų gatvė, vandentiekis ir nuotekų tinklai. Krakė miestelėje Lukšio gatvė, vandentiekis ir nuotekų tinklai ir siurblinė. Valymo įrenginiai pastatyti Kaplių kaime, nauji nuotekų siurblinės rekonstrukcija Kaplių kaime. Miesto vandens gerinimo stoties dalinę rekonstrukciją padarėme irgi savo lėšomis. Paežerių kaime Šėto seniūnijoje pastatėme vandens gerinimo stotelę. Barkūniškio kaime pastatėme vandens gerinimo stotelę, Artezinį gręžinį naują įrengėme Paeslio kaime, nes senasis dėja atidavė paskutinį atodūsį. Vandentiekio nuotekų tinklus rekonstravom Svirskio gatvėje Kėdainių mieste, Ketaus šulinius keitėme liukais su savo įsisavinta naujesnė technologija, sudėtingesnė, bet ir tvaresnė. Beržų kaime Dotnuvos seniūnijoje įrengėme vandentiekio tinklus keliems daugiabučiams namams, kurie buvo absoliučiai sulūžę, susidėvėję. Didžiausia dalis gedimų, apie 60–70% yra vis tik tai kaimuose. Ten yra daug daugiau susinešioję tinklai, susidėvėję ir šitą pakeisti su dabartiniu finansavimu yra tolima siekiamybė, kad jie taptų naujais. Todėl ruošiamės ir jau dalyvaujame ir dirbame ir jau šiemet išlaidų padarėme virš 20 000 eurų organizaciniam paruošimo klausimam. Tai yra dalyvaujame projekte investicinėme prieimą prie geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo, prieėjimo didinimas Kėdainių rajone. Tai čia iki 30 metų šitas projektas, jo bendra kaina yra apie 13 milijonų, intensyvumas 50% Europos komisijos pinigai ir likusi dalis Kėdainių vandenų ir savivaldybės pusiau. Projekte yra numatyti per 20 objektų įvairių rajone. Kadangi čia yra po kažkokio tai laiko tarpo projektas turi naujovę, kad jisai taikomas yra ne vien tik tai 2000 ir daugiau GE, tai iš tų
skaičiuojamųjų gyventojų ekvivalento, o jo paskirtis pakeista nuo 200 iki 2000, tai atsirado reali galimybė miesteliuose, kaimuose didesniuose dalinai bent jau sutvarkyti nuotekų valyklas, gręžinius, magistralinius tinklus, tiek vandens, tiek nuotekų. Tai geografija visa rajone, kiekviena seniūnija po kelis objektus, sakau, yra virš 20 objektų, kuriuose turėtume atlikti darbus pagal šitą projektą. Rimgaudas Praninskas pažymėjo, jog vandens tiekimo ir valymo paslaugų kainos turėtų didėti ne tik dėl ženklių investicijų, bet ir dėl naujo infrastruktūros apsaugos įstatymo, kadangi įmonės svarbiausius objektus įvairių neramumų metu privalės apsaugoti pačios, o gyventojai prie to turėtų taip pat prisidėti. Kainos mūsų yra atstatytos po to, kai buvo laikinai pakelta dėl elektros kainų pašokimo, kai tos stabilizavosi kainos, Vertas energetikos reguliavimo tarnyba perskaičiavo, dabar yra 2,85 eurai už litrą, neįskaitant PVM, tokį mums duoda patvirtinta Vertas. Ir kol kas mes to dar neturim naujesnio, skaičiavimai vyksta ištisai ir dabar turim rimtą iššūkį, kadangi pasirašytas aplinkos ministro infrastruktūros apsaugos įsakymas, tai liečiantis absoliučiai visus mūsų valdomus objektus, tiek vandens išgavimo, vandens paruošimo, siurblinės, nuotekų valyklas, nuotekų siurblinės, jų kitokią aukštesnio lygio apsaugą. Taip pat iki antidroninių sistemų yra mintis, yra gyva apsauga tokiuose objektuose kaip šita Dotnuvos gatvė 5, kaip miesto valykloje. Tai čia yra didžiulės lėšos, reikalingos bus didžiulės investicijos ir pagal dabartinį teisinį reguliavimą šitos lėšos krenta ant mūsų pečių, tai reiškia, mes būsim priversti kreiptis į Vertą, tai jeigu mes įrodysim, kad gavus didesnį tarifą galėsim vykdyti šitą teisinio akto reguliavimus, tai reiškia, kainos turėtų didėti, nes finansavimo šitam iš biudžeto, nei iš valstybės biudžeto, nei iš savivaldybių nenumatyta. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę gruodžio 30 sausio 5 dienomis tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 399 greičio viršijimo atvejus. Praėjusią savaitę buvo ir ne vienas neblaivus vairuotojas. Iškart po naujų metų sausio 1 dieną apie 15:40 policijos pareigūnai vykdydami policinę priemonę patikrinimui sustabdė automobilį Audi vairuojamą vyro gimusio 1990 metais. Nuo vairuotojo sklido alkoholio kvapas. Pasiteiravus, ar vyras vartojo alkoholinius gėrimus, pastarasis prisipažino gėręs prieš sėsdamas vairuoti. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,78 promilės. Maža to paaiškėjo, jog vyras neturi teisės vairuoti transporto priemonę. Už poros dienų, sausio 4 dieną, apie 20:40 Kaune Vaišvydavos plente policijos pareigūnai, vykdydami policinę priemonę, sustabdė automobilį Ford, vairuojamą vyro gimusio 1966 metais. Pasiteiravus, ar vairuotojas yra vartojęs alkoholinių gėrimų, vyras prisipažino vakar dieną ir net kelias valandas prieš sėsdamas prie automobilio vairo vartojęs alkoholį. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,45 promilės.
Praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policinės priemonės, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajonuose patikrino daugiau nei 4200 transporto priemonių. Jų metu išaiškinti 2 neblaivūs vairuotojai. Girtumo laipsnis svyravo nuo 0,51 promilės iki 2,45 promilės. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 12 neblaivių automobilių vairuotojų ir 15 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo tam neturėdami teisės. Vykdytų priemonių metu pareigūnai nustatė ir kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Žuvusiųjų ir sužeistų eismo įvykiuose mažėja. Praėjusiais metais Kauno apskrityje žuvo 13 eismo dalyvių, 2023 metais žuvo 20, sužeisti 586 eismo dalyviai, 2023 metais 637. Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems kelyje bei linki saugaus kelio. Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu, laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą. Jau įprasta naujus metus pradėti net 48 kartą vykusių naujamečių bėgimu ir Lietuvos bėgimo taurės pirmuoju etapu. Šiemet 8,5 ir 4 km trasas išbandė 222 bėgikai iš įvairių Lietuvos sporto klubų, o kėdainiečiams reikėjo rūpestingai paruošti trasas nuvalant gausų sniegą ir pavaišinti bei medaliais apdovanoti svečius. Labai džiugios nuotaikos, kad Kėdainiuose tęsiamos tradicijos naujametinio bėgimo, kuris 48 kartą, tai yra 48 metus iš eilės vyksta čia Kėdainiuose, į kurį susirenka daug dalyvių iš visos Lietuvos, drįstų sakyti, ir šiandieną tarp 250-300 dalyvių kažkur tai bėga šį bėgimą, vaikučiai, suaugę, vyrai, moteris, veteranai. Žodžiu, džiugu, malonu, kad kėdainiečiai, mes visi sporto žmonės tęsime tas tradicijas, Kėdainių sporto centras tęsia tradicijas, talkina daug tarnybų nuo kelių policijos, medicinos, miesto seniūnijos bei įvairių tarnybų, kurios valė, tvarkė kelią, kad būtų saugu bėgti bėgikam. Labai džiaugiuosi ir manau, greit prabėgs metai ir susitiksime jau 49 bėgime, naujametinėme bėgime ir Lietuvos bėgimo taurės etape. Iš tikrųjų buvo užsiregistravę 260 netgi, bet matom, kad tikra žiema galų gale atėjo, tik galėjo palaukti bent vieną dieną. Ir manau, kad didelė masė išbėgo, nepasakysiu tikslaus skaičius, bet manau, kad apie 200 turėtų būti. Nes trasą paruošėm, labai noriu padėkoti miesto seniūnijai Kėdainių kelių tarnybai, kurie operatyviai mums padėjo, ištikus tokiai netikėtai sniego liūčiai, ar kaip čia pasakyti, snygiui dideliam, padėjo pasiruošti ir užtikrinti bėgikam bent jau kokybišką trasą, startuojant ir finišuojant. O šiaip sniego iš tiesų labai daug, smagu. Manau, kad bėgikai grįžt laimingi, šiek tiek pavargę negu įprastai. Ir šiemet pirmą kartą bus apdovanoti greičiausias kėdainietė ir kėdainietis. Įveikę 8,5 km, taip pat bus apdovanoti jauniausias ir vyriausias bėgimo dalyvis, bei mero taurė įsteigta, kurią gaus gausiausiai dalyvaujantį komandą. Po pavieniai dalyviai kiekvienos amžiaus grupės, turime 6 amžiaus grupės, kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurė, o visi dalyviai gaus puikius, labai nuostabius atminimo medalius. Kiekvienais metais smagu sugrįžti čia į Kėdainius. Kėdainiai pasitinka mūsų visą laiką su tikrai pasiekiško oro sąlygom. Pernai turėjome -27, šiemet turime sniegą iki kelio ir turime iš tikrųjų daug iššūkių ir labai džiaugiamės, kad Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių kelininkai, Kėdainių policijos pareigūnai, Kėdainių greitoji pagalba ir Kėdainių sporto centras padarė viską, kad šitas bėgimas būtų puikus, nuostabus ir, kaip sakant, metus ir sezoną pradėtume tikrai su šypsena ir tikrai su gerom emocijom. Ir iš tikrųjų tikrai turėsime pačias geriausias emocijas, kai finišuosime. Jau finišavo mūsų 4 km dalyviai, distancijos dalyviai, jau jie įveikė savo distancijas ir jau jie nubėgo prausės į dušą, užlips to į viršų, pasimėgaus arbata, pasimėgaus sausainiais, pasimėgaus viskom, kad tiesiog tikrai gera nuotaika, geras džiaugsmas ir tikrai geras
sezono, geras metų pradžia, iš tikrųjų tikrai sportiškas ir tikrai geras dalykas. Taip džiaugiamės, apie 300 dalyvių šiandien sulaukėme bėgime ir šiemet bėgimo taurė sudarys 17 bėgimo etapų, 16 įskaitinių ir 17 kitas sezono pristatymas. Tai kitas bėgimo taurės etapas bus Jonavoje, kovo 11, tradicinis bėgimas Abramui Kulviečiui, obeliskas Abramui Kulviečiui ir iš tikrųjų tikrai ten turėsime per 1000 dalyvių ir iš tikrųjų visus kviečiu ten registruotis ir ten būti ir dalyvauti kartu. Tai iš tikrųjų pradedam, bėgam ir iš tikrųjų džiaugsmingai viską tęsime toliau. Po didžiulių pastangų 8,5 km distanciją greičiausiai įveikė kaunietis Tadas Baranauskas, atbėgęs per 30 minučių 24,6 sekundės. Moterų grupėje jonavietė Milda Eimontė, kurios laikas 34 minutės 20 sekundžių. 4 km distancijoje pirmas finišavo praėjusių metų lyderis Remigijus Zalumskas, antras po 2 griuvimų liko kėdainietis Jonas Stankevičius, o moterų tarpe lyderė Jurgita Žirkauskaitė, kuri kartu su Remigijumi treniruojasi Šiaulių rajone. Kėdainių rajono savivaldybės mero taurė atiteko gausiausiai į varžybą susirinkusiai kauniečių komandai Bėgimo klubas. Jauniausias didžiąją trasą įveikęs kėdainietis 14-metis Eligijus Rimkus, vyriausias 81 Vilnietis Mindaugas Janušaitis. O greičiausiais kėdainiečiais įveikusiais 8,5 km trasą tapo Lina Guogienė ir Marius Vaicekauskas. Ne pirmi metai, kai bėgu, turiu gerą trenerį, Aurimas Kanulis, vietinis. Šiaip didelis nuopelnas jom, didelis ačiū jam iš tikrųjų už planą visą. Šiaip dirbau nuosekliai ir kaip, šiaip bėgime esu jau 10 metų, bet turėjau gal rimtą traumą. Tai dabar skaityk, pirmi metai, kaip jau stipriai bėgau po visų tų operacijų, po visų atsistatymų. Tai va kažkaip ir nusprendėm šiemet sudalyvauti visos etapuose. Tai Kėdainiai kažkaip tai visą laiką domindavo. Aišku, anksčiau būdavo trasa kitokia 10 km, tai gal būdavo biškai sunkiau. Šiemet kažkaip 8,5, ten labai prieinama distancija, tiesiog išbėgi ir kiek turi plaučiuose sveikatos, tiek ir bėgi. Šiaip pati trasa gan smagi, aišku, tai kalnėlė tokia savotiška, visą laimę, kad nebuvo snieguota, tai visai smagiai susibėgo, o visą kitą tiesiog išbėgau pirmas ir bėgas tik pirmas, tiesiog po to pasivyja antras bičiukas, tai praktiškai dviese bėgam, tai iš pradžių jisai patempė, po to aš patempiau ir likus kažkur kilometrų iki finišo jau stipriau sudirbu. 2017 metai buvo -22 irgi, prie pat buvo bėgimo etapo, pirmas etapas Kėdainiuose. Tai va teko pirmą kartą bėgti su apšalęs, grįžau apšalęs visas, blakstienos tiesiog sulipusios. Nu, bet čia dauguma bėgikam, kiti mačiau vyriškiai net bėga, barzdas būna šarmojusios. Tai čia, sakyčiau, gal ekstremaliausia, bet taip, tai visą laik bėgioju. Pats esu iš Panevėžio, tai tikrai daug vietų yra, kur bėgioti, tai bėgu nesvarbu kada, jeigu reikia bėgti, tai bėgi. Nėra blogo oro, kaip sakom, yra netinkama apranga. Gerą nuotaiką, tikrai išjudina, sveikatos priduoda, manau, tikrai iš tikrųjų išjudina, tai tik pliusai iš tikrųjų, bet kokio oro, tik pliusai. Aš tai negalvodama tikrai bėgau ir tiesiog bėgau ir mėgavausi, tiesiog bėgau. Kėdainiuose visą laiką šalta ir snieguota, šilčiau nei pernai, žymiai šilčiau. Tai buvo visai neblogai bėgti, nes žymiai šilčiau. Bet slidžiau biškį. Anais metais bėgam čia irgi atrodo buvom pirmi, 4 irgi. Tai, sakom, pabandysim pakartot, pasisekė. Varžovai stiprus, nusibodo gal ant sofos gulėti ar ką. Ir pradėjo judinti mane po truputį, tai aš ir įsitraukiau. Dalyvaujam varžybas dalyvauju, vieną, antrą kartą, trečią ir patiko. Kartais ir nepatinka, viską būna. Šalto oro bent jau aš prisikvėpuoju ir kitas iki būna va tik va tas va, daugiau kaip ir viskas. Tai gerai vis tiek, slidu bėgi lėčiau, o visada malonu. Iki būna šlapia ir karšta ir sniego. Visai, svarbu negulėti ant lovos. Kiek tų varžybų? Gal 20-30. Nu, mes tokie biščiai, tie, kurie mėgsta daugiau varžybėse padalyvauti, negu kiti būna daugiau treniruojasi ir mažiau varžybų. Nu, bet čia pagal žmonės priklausom. Metai prasidėjo aktyviai. Tik vieną dieną ilsėjausi kol kas, tai yra vakar prieš varžybas. Trasa labai slidi, 2 kartus zuikį pagavau. Pirmas zuikis buvo maždaug po kilometro ties posūkiu. Pagavau zuikį, bet nusprendžiau nedelsti, vytis varžovą, kuris tikrai netoli buvo.
Ir paskui va čia prieš pat finišą jau buvau tikras, kad tikrai pagausiu tą varžovą, liko 50 metrų tiesioji, kas yra mano stiprioji pusė, sprintas finišo. Ir prieš pat lenkimo manevrą dar kartą pargriuvau. Nu ir supratau, kad niekaip. Ir plus dar bėgau atrištų batu. Supratau, jeigu sustosiu, niekaip nepasieksiu greitai finišo. Tai va, bet vis tiek labai džiaugiuosi ir ta antra vieta. Džiaugiuosi ne tik vieta, bet ir to, kad kovojau. Va, jeigu kovoju iš visų jėgų, tai yra geriausia. O praėję metai buvo gal daugiau tokie reabilitacijos, kas puikiai pavyko, savo kūną prižiūrėti, atstatyti nuo įvairiausių ten nesklandumų, traumų. Tai tas pavyko, kelios varžybos irgi gerai visai pasirodžiau savo amžiaus grupiai. Tai toliau treniruotis ir žiūrėsiu artimiausios kokios nors vėl varžybos. Duoda sveikatą, kurios paskui net nebepastebi, kad tiesiog įpranti, kad gerai jautiesi. Duoda discipliną, kuri paskui persismelkia visose gyvenimo sferose. Tai tokie turbūt pagrindiniai dalykai.